Sveiki, pristatau išplėstinius ir praktinius Canva mokymus. Mokymai sudaryti iš 4 dalių. Pirmoji – Canvos pagrindai. Šioje dalyje prabėgsime tokias temas kaip fono įkėlimo būdus, nuotraukas, sužinosime kaip ieškoti, kaip išsaugoti, kaip įkelti, redaguoti, pritaikyti efektus, įkelti į rėmelius, į tinklelius. Kaip ištrinti foną tiek su Pro Canva, tiek su nemokama, bei žinoma, kaip pasikeisti foną. Tema apie tekstą. Sužinosime, kaip tinkamai parinkti šriftus, spalvas, kokie yra teksto efektai. Įdomi tema – triukai ir gudrybės su sluoksniais. Antroji dalis – darbas su šablonais. Šioje dalyje sužinosime, kaip pasirinkti tinkamai šabloną, kursime dizainus socialiniams tinklams, įterpsime aktyvią nuorodą į Instagramo ar Facebooko istoriją, kursime sertifikatus, vizitinės korteles, afišas ir plakatus. Trečioji dalis – video kūrimas. Pirmiausia, susikursime GIF-ą, animuotą paveikslėlį. Toliau kursime video iš šablonų, išmoksime įterpti garsą, animacijas, perėjimus. Taip pat kursime video iš nuotraukų, atliksime praktinį darbą, kalbėsime apie įrašų studiją ir žinoma, kaip išsaugoti ir atsisiųsti. Ketvirtoji dalis – pateikčių skaidrių kūrimas. Šioje dalyje turėsime labai daug temų. Kalbėsime, kaip tinkamai pasirinkti šablonus, kaip derinti šriftus, spalvas, nuotraukas, kaip galime įterpti diagramas, nuorodas, lenteles, QR kodus, YouTube'ės video, judančius elementus, kokie yra magiški efektai, kaip įterpti animacijas, perėjimus, laikroduką, bei aptarsime visus publikavimo būdus. Jeigu norite detalesnės informacijos apie šios mokymus, tai visas temas rasite svetainėje edukursai.lt įėję į temas. Mokymus vesiu aš, Indrė Marošikienė, sertifikuota Canvos lektorė. Atsiliepimus apie mokymus galite paskaityti Facebooko puslapyje Canva mokymai. Čia rasite labai daug įvairiausių atsiliepimų ir rekomendacijų. Tad kviečiu prisijungti ir pradėti studijuoti jau šiandien. Jeigu turite klausimų, rašykite man info@edukursai.lt. Susitikime prie ekrano. Iki!